Apie šitą namą galiu papasakoti. Čia mes jau uždėjom dangą, dar dėsis fasadas aišku, bet pirmą uždėjom stogo dangą. Stogo danga buvo uždėta PVC. Kas yra PVC? PVC tai yra tokia membrana, kuri dedasi tiesiai ant sypo, ne iš karto ant sypo, prieš tai dar dedasi geotekstilė, storą geotekstilę, ten 120-150 gramų į kvadratą. Ir tada mechaniniu būdu jinai yra pritvirtinama varžtais ir plokštelėmis ir vėliau viskas yra sulydoma. Sulydoma yra ne tik tai rankiniu būdu, yra specialūs robotukai, kurie matuoja oro temperatūrą, kurie matuoja pačios PVC dangos, kurie bus klijuojama temperatūra. Ten nustatomas greitis ir kom yra gerai, kad paleidus šitą klijavimo robotuką nebūna faktiškai jokių klaidų. Tai yra, jeigu robotas jau viską ten jam yra užprogramuota ir nustatyta, tai nėra jokio žmogiškojo faktoriaus. Tai yra, suklijavimas praktiškai būna tobulas. Kom dar gera šitą dangą, pirmiausia, jinai nebijo judėjimą. Tai yra tampri, jinai kaip guma tokia, jinai nebijo, sakykime, taip šalto, šilto pajudėjimo, temperatūrinio pajudėjimo namui, kai žiemą labai sušala, vasara labai kaista. Visiškai to nebijo ir netrukinėja. Dar vienas pliusas, lyginant su prilydama stogo danga, tai yra tas, kad šita medžiaga per save per metus išleidžia 150 gramų vandens, 1 kvadratinis metras. Ką tai duoda? Tai jeigu kažkokia tai montavimas stebuklingų būdų buvo biški drėgmės pas jūs, sakykime, jūsų name, tai vis tiek stogas jai išleis. Tai čia yra labai gerai ir labai patogu, sakykime, nereikia įrenginėti papildomų kažkokių tai kaminėlių ar dar ką nors. Tai vat, ar šita danga yra gera? Taip, gera, garantija 25 metai. Tai mes manom, kad tai yra 21 amžiaus jau yra danga, o prilydama stogo danga mūsų nuomonė yra 20 amžiaus. Tai va taip šiai dienai. Iki.